Sveiki. Ar kada susimastėt, kas iš tiesų vyksta kalbos pamokoje? Kokie tie slapti ingredientai? Na šiandien mes kaip tik ir praskleisime tą uždangą. Išnarstysim po kaulėlį tikrą anglų kalbos pamoką, kad pamatytume, iš kokių statybinių blokų ji susideda. Gerai, pagalvokim. Kaip pradeda mokytis visiškai naujos kalbos, nuo ko viskas prasideda? Juk ne nuo poezijos, tiesa, beveik visada viskas prasideda nuo vienos, bet labai svarbos gramatikos taisyklės. Tai lyg pamatas namui, ant jo laikysis viskas, kas statysim vėliau. Taigi, koks tas mūsų pirmasis statybinis blokas? Tai paprastasis esamasis laikas, arba, kaip visiems geriau žinoma, present simple. Ir tai tikrai yra pats pamatas. Būtent ant jo mes ir statysime visus sakinius apie savo kasdienybę, apie faktus, apie tai, kas mus supa. Ir ne veltui su šiuo laiku susiduriama pačioje pradžioje. Pagalvokit, jisgi beprotiškai universalus. Su juo galima apibūdinti beveik viską, kas vyksta aplink mus. Nuo to, kad ryte geriam kavą, iki to, kad saulė teka rytuose. Nuo kasdienių įpročių iki amžinų tiesų. Žinot, kartais savoka universali tiesa skamba, gana abstrakčiai. Bet štai pavyzdys tiesiai iš pamokos, kuris viską sustato į vietas. Paprastas, bet genialus. 2 + 2 yra 4. Viskas. Aišku, konkretu ir neginčijama. Gerai, pamatus jau turim. Tvirtus. Dabar metas statyti karkasą. Pažiūrėkime į 2 pagrindinius būdus, kaip šita taisyklė veikia praktiškai. Ir štai, žiūrėkit, kaip viskas paprasta. Šie 2, pavadinkim jos stulpais, apima ir mūsų asmeninį gyvenimą, rutiną ir bendrus objektyvus faktus. Nuostabiai patogu, ar ne? Viena vienintelė taisyklė, o su ja jau galima apibūdinti praktiškai visą pasaulį. Štai puikus pavyzdys, kaip apibūdinamas įprotis. Ponia Starling visada eina į parduotuvę ryte. Ir čia yra toks mažas signalinis žodelis – visada, always. Tokie žodžiai mums iškart pasako, aha, čia kalbama apie kažką, kas kartojasi. O dabar visiškai kitas pavyzdys. Jau nebe apie įpročius, o apie faktą. Nemunas įteka į Baltijos jūrą. Štai taip gramatika leidžia mums konstatuoti tiesą. Tiesiog apibūdini pasaulį tokį, koks jis yra. Paprastai ir aišku. Gerai, karkasą turime, bet kol kas mūsų namas tylus. Laikas įstatyti langus ir duris, kad garsas ir prasmė galėtų išeiti į lauką. Kitaip tariant, pereikime prie tarimo. Nes, žinot, viena yra žinoti taisyklę, o visai kas kita teisingai ištarti žodį. Todėl pamokose būtina tiesiog išskaidyti žodžius į atskirus garsus. Ir patikėkit, pradedantiems tai gali būti tikras galvos skausmas. Ir anglų kalba čia tikrai turi kuo nustebinti. Pažiūrėkit, viena ir ta pati raidė ar raidžių derinys gali būti tariamas visiškai skirtingai. Pavyzdžiui, o. Žodyje moon tai ilgas u, o žodyje book jau trumpas u. Ir štai čia ir slypi visas smagumas arba sudėtingumas. Parašymas dažnai nepasako, kaip iš tiesų reikia tarti. Štai kodėl egzistuoja tokie dalykai kaip fonetinė transkripcija. Tie keisti simboliai lentelėje, tai tiesiog būdas tiksliai užrašyti tarimą. Ir tai puikiai parodo, kad kiekviena kalba turi savo unikalų garsų parašą. Išmokti jį girdėti ir atkartoti, tai ir yra vienas iš pagrindinių tikslų. Taigi, namas jau stovi, langai sudėti, bet viduje tuščia. Metas apstatyti kambarius, o tie baldai, žinoma, yra žodžiai. Be jų juk negalėtume bendrauti. Ir čia yra vienas labai įdomus dalykas. Pamokose mokomasi ne tik žodžių apie pasaulį, bet ir žodžių apie patį mokymasi. Kaip pasakyti versti, vertimas, ištarti. Tai lyg įrankių dėžė pačiam mokiniui. Be galo svarbus įrankiai, tiesa? Gerai, viskas surinkom, namas stovi apstatytas, duris atidarytos. Bet ar jis tvirtas? Dabar ateina svarbiausias etapas – patikrinimas. Reikia tas visas žinias, kurios kol kas tik galvoje, paversti realiu, veikiančiu įgūdžiu. Laikas atsparumo testui. Nes žinios galvoje tampa įgūdžiu tik per praktiką. Daug praktikos. Todėl gera pamoka visada pateiks viso krūvą skirtingų pratimų, kad atakuotų tą pačią taisyklę iš visų pusių. Pažiūrėkime į kelis klasikinius pavyzdžius. Pirmas tipas – pasirinkti teisingą formą. Pavyzdžiui, she go ar goes. Čia tikrinamas pats pagrindas. Ar prisimenam pridėti tą nelemtą S galūnę? Paprasta, bet esminė detalė. Kitas lygis – įrašyti trūkstamą žodį. Dabar jau nebeužtenka tik atpažinti teisingą variantą iš 2. Dabar reikia pačiam jį prisiminti ir įrašyti. Jau truputį sunkiau, ar ne? Ir trečias tipas – mano mėgstamiausias – surask klaidą.
Tai jau lyg mažas detektyvinis darbas. Jis moko mus pastebėti tas tipinės klaidas. O tai be galo svarbu, nes tada pradedam matyti klaidas ir savo pačių kalboje. Na ir pagaliau, aukščiausias pilotažas – vertimas. Čia jau reikia viską, ką išmokom – gramatiką, žodžius, tarimą, sakinio struktūrą – sujungti į vieną veikiantį mechanizmą. Tai tikrasis žinių patikrinimas. Pavyzdžiui, kaip angliškai pasakyti, vaikai niekada neina į mokyklą sekmadienį. Reikia prisiminti ar žodžius, ir taisyklę. Ir teisingas atsakymas, žinoma, yra Children never go to school on Sunday. Taigi, ką mes pamatėm? Ogi tai, kad kalba yra sistema. Tai ne chaotiškas žodžių kratinis. Viskas susideda iš atskirų logiškų dalių – gramatikos pamatų, tarimo garsų, žodyno baldų ir viską sutvirtinančios praktikos. Viskas kartu ir sukuria kalbą. Ir pabaigai klausimas pamastymui. Įsivaizduokit, jei šiandien pradėtumėt mokytis bet kokios naujos kalbos pasaulyje, koks būtų pats pirmas sakinis, kurį norėtumėt išmokti pasakyti? Kokia mintis būtų pati svarbiausia?